Visiems iki mano gėlytės, nes aš esu Adelė. Šiandien bus toks kaip labai geras vlogas. Jūsgi žinotgi Amelija ir jos dukra Sofija, iš Šoko Panteros. Tai va, aš sugalvojau, kad galiu gyventi Amelijos gyvenimą, o mano dukra Austėja gali gyventi Sofijos gyvenimą. Labai įdomu bus. Tai nepraleiskite nieko ir būkite su mane, tai sakime žiūrėti. Labas rytas, gėlytės. Šiandien aš paduosiu savo pusseserės Amelijos ir man parašė laiškelį, kur yra jos gyvenimas ir jos dukros Sofijos. Va. Mano dukrelė dar nieko tai nežino, tai jai bus toks siurprizas. Tai ką? Einu ją pažadinti. Tai ką dabar žinau? Dukrelė, kelkis! Turiu nuostabią naujieną. Čia tu mano. Labas rytas, gėlytė. Šiandien tau kaip bus siurprizas. Iškai gal nustebs. Nu ir kokiagi. Mes šiandien kartu gyvensim Amelijos ir Sofijos gyvenimu. Ką? Ta Sofija? Gerai! Ėmė varau pusryčiau. Aš jau padarysiu, ką Sofija valgo, o aš darysiu, ką Amelija valgo visada. Gerai. Nu tai buvo pirmas dalykas, tai jinai maitina savo gyvūnėlius. Tai mes turim tik mūsų šuniuką Žaibą. Va. Ir aš, žiūrėk, tu eik prisėt, aš šiam padarysiu maistą. Gerai. Jo mylimiausias maistas tai yra šitas. Dabar apjaudėjau maistą, dabar aš jam pripilt vandeniuką. Pripyliau, dabar jis eis valgyt. Tai gerai. Dabar mes, kaip žinau, kad Amelija dažniausiai sau daro valgyti, tai, pavyzdžiui, arba nedažniausiai, bet tiesiog sako, kad arba kiaušinį daro, arba makaronus. Tai aš pagalvoju, kad aš įsinorėjau makaronų. Gerai, aš jau makaronus uždėjau. Dabar paimsiu tą Austėjai kiaušinį, tai dabar reikia paimti lėkštutes. Gerai. Padėti į krantą. Gerai. Paimu vieną. Kitą. Taip. Čia man. Čia tau. Kaip skanu. Pasisekė Sofija, kaip jinai taip skaniai valgo. Biškį reikia gal taip dažniau. Ja, gerai, dabar aš paragausiu. Sako Amelija, kad čia jūs mėgstamiausi makaronai. Tikrai labai skanus. Reikia dažniausiai jas paklausti, kokios dar receptą, kokį jinai ten daro. Nuostabu. Gerai, dabar einam mes jau rengtis. Taip. Dabar aš kaip prašausi pasivaikščiot kažkur taip.
reiškia, reikia labai... Aš prisijungsiu, kada jau būsiu apsirengus. Nu va, aš jau taip atrodau. Man toks, pagaliau. Žiūrėk, o taip pat aš jau atrodau. Dabar prisijungiam, kaip man dukrelė ruošios. Tik ką, labai ką gėlytės. Dabar aš noriu kažko tai tokio naujo. Dabar nežinau, kaip apsirengti, na, bet turiu gerų idėjų. Vėl šitas mano rankinukas. Kelnes. Likutė ir va tokį noriu paltą. Ja. Ir tokia baterija. Prisijungsiu, kada jau būsiu apsirengus. Ta, aš tokia apsirengus. Pagalvoju, kad maikutės nedėsiu, nes labai biškai per šalta. Tai užsidėjau savo megztinį šiltą. Tai va. Gerai. Tai va. Mes jau taip atrodom. Tai mes jau susitiksim kažkartą, nes dabar einam pagal tokį laiškelį, kur atsiuntė Amelija. Tai mes dabar turim kažkur važiuoti į miestelį pasivaikščioti, jos mėgstamiausia. Ką mes jau atėjom, nes mes tingėjom mašiną paimti, net mes ir taip, aš ir taip dar neturiu mašinos. Jo, nenustebkit, žinokit. Mano mašiną dar remontuoja, nes aš ją nusipirkau, bet dabar jinai buvo kažkur sugedusi tą vietą, kurią dar važiavau. Tai žodžiu, jinai dabar yra biški sugedus, tai nežinau, kada jinai jau bus sutvarkyta, tai man žodžiu parašys. Tai man. Žodžiu, biški praėjom. Tai man. Klausyk, iš kur tu tokį gražų rankinuką nusipirkai? Man padovanoja. Dar tokio baisaus rankinuko gyvenime nemačiau. Dar kart pasakysi apie mano rankinuką, tau tu greit į teismą papulsi. Į teismą papulsi. A tu ką advokatė, kad man grasint? Žinok, aš esu su vaiku tai. Jeigu tu sužinosi, kas aš esu, tau bus labai blogai. Einam, dukrelė. Oi, bijau. Nesąmonė, matote, kokie žmonės šiandien. Žodžiu, galvoju, kad bus gera diena, bet ne. Jau atėjom. Žinau, čia sakė Amelija, kad čia labai geras parkelis. Tai va. Sakė, kad labai turėtų būti įdomu. Gerai, tai užeinam į šitą parduotuvę, ar kur tu norėtum? Nežinau, mama. O kas tam buvo per mergaitė iš vis, kuri prie tavęs pristoja? Čia reikia prisiminti. Žodžiu, ilga bus istorija, tau namie papasakosiu. Gerai. Žodžiu, einam, prisijungsim, žodžiu, kada mes ateisim į kažkokią parduotuvę. Va, mes jau atėjom. Siūlom eiti su dukrele į makiažą, nes ten yra ko įdomaus biškelį. Tai va. Atsiprašau, pane, galima man biškį padėti ten surasti kai ką ten? Gerai. Mama, šitas pažiūrėt rūbelių, o tu pažiūrėt lūpdažį, gerai? Jo, gerai. Kokios šias normaliai čia. Taip, jau geriau tik toks lūpdažis, arba nežinau. Ant rankų suspyšęs amiškiu. Normaliai. O kitas raudonas. Все нормально, šitie lūpdažiai.
Oi, a gal jums reikia pagalbos, aš galiu jums padėti pasiūlyti, ko jūs ieškote. Tai man reikia pagalvoti, ar ten raudoną vazelinų lūpdačių pasimti, ar rožės, man reikia 2. Klausykit, jeigu jūs ieškote lūpdačių tinkama, tai žiūrėkit, pagal jūs, man atrodo, jums gal tiktų labiau rožinis. O mano dukreliai? Dukreliai, tai gali būti, kad jis tiktų galbūt raudonas, bet kad nebūtų toks ryškus. Gerai, tu tą pagaisi dukrelę. Austėja! Oi, ką, mama, ko reikia? Čia mano dukrelė, tai, kaip man, tau reikia raudono vazelino, kad jis toks nėra ryškus. Jo! Binarė. Nu tai gerai, tada paimkite. Ačiū už pagalbą. Prašom. Mes jau nusipirkom lūpdažius, mes taip padarėm aš rožinį ir mano dukrelė rožinę. Mama, aš kažkaip pasinorėjau valgyti, gal einam jau pavalgyt. Jo, gerai, aš jau kažkaip pasinorėjau valgyti. Varom pavalgyt. Va, mes jau atėjom. Tai, patikrim, kurioje vietoje yra mums pavalgyti. Nes aš čia, šitą vietą, ne pirmą kartą, bet normaliai čia. Aš noriu, o čia, dukrelė, tau čia tinka? Šitą tam. Jon. Tai gerai. Užsisakom. Tai sveiki, ką norėtumėte užsisakyti. Šiandieną dienos meniu būtų bulvytės fry su sumuštiniu. Jūs ką norėtumėte? Mes labai norim šituo to desertuko 2. Tada norėtume gal 2 porcijų, gal mažos porcijos bulvyčių 2. Ir ko dar jūs ten klausite? Yra kažkokios mėsytės, pavyzdžiui? Yra sumuštinis, su mėsa, salota, toliau. Tai gal galim... burgerą galima? Taip. Gerai, tai tik 2. Gerai. Tai jau visus užsakymus, taigi tas aš matašu. Gerai. Tai va, mum jau atnešė maisto. Tai dabar mes pasidalinsim, taip čia mano. Nereikia pasidėsiu. Tai dabar čia yra mano burgeris. Bus kalba. Tau dukrelė. Taip paragausiu. Skanu netgi. Tai gerai, dabar mes lauksim mūsų deserto. Ačiū. Tai ką, mes jau pavalgym ir mes dabar jau varysim jau namo ir toliau pratęsim Amelijos, ką jinai daro. Toliau, ką jinai veikia. Dukrelė jau atėjom. Tai dabar mes eisim, aš dabar darysiu mankštelę. Kokią Amelija padarinai sako, kad ne visą laiką ryte dar, bet aš sugalvoju, kad biški vakare. Bet biški gal ir kaip geriau vakare ir ryte labai gerai, bet taip sugalvojau. O dukrelė, ką dabar tu darysim? Įsidaryt namų darbus, man žiauriai nepatinka.
Bet reikia. Jo, žiūrėk, bet aš vis tiek padėsiu po to. Jis vis tiek biškį vėliau daro, bet aš jį padėsiu vis tiek. Gerai. Aš sutiksiu, kai aš pradėsiu sportuot. Sportinę aprangą. Dabar aš pradėsiu jau sportuot. Ką dabar daro, tai jinai atsigula ir kojas taip mankština. Tempia, galite pasakyti. Tai atsisėdam, pasitem šonus, kad būtų geriau. Sunku. Žiauriai sunku. Gerai, aš jau tai padariau. Dabar aš paimu ant šito. Tai va, aš sugalvau. Ir su kamuoliu iš to paspirti. Nes sakė Meilė, kad labai geras kamuolys ir būtinai su juo reikia, nes su juo patogu labai. Tai va, aš jau pasportau, tai dabar einu apsirengti pižamą ir einu padėti dukrelį su namų darbais. Tai kaip išspręs šitą užduotį, labai sunku. Dukrelį, kas tu neaišku. Mane aišku niekas. Mane aišku, kaip šitą užduotį išspręs. Man neaišku. O pažiūrėsim, kad šitą neaišku. Taigi čia lengva, taigi čia reikia padaryti trūkmeną. Kita trūkmeną. Oi, tai kad nebuvo iki praeitą pamoką, tai daug šito bandysiu. Žiūrėk. Va. Parašysiu. Tau ant lapelio čia tau kitą padariu. Va. Štai buvo lengva. Jo. Va, tau parašau ant lapelio. Dabar tu padaryk viską. Ir eisim jau miegot. Tai man šitą vlogą, kaip aš gyvenu savo pusės gyvenimą. Tai kas, buvau aš ir mano dukrelė Austėja. Iki!